esam miesto centre, neturi Luvro prie įdomaus pastatų komplekso, kuris vadinasi Invalidų rūmai. Tai čia po pirmo pasaulinio karo buvo pastatytas pastatų kompleksas lošintiems Prancūzijoms kariams, kaip pensionatas, jie čia gyveno. O dabar yra padaryts karo muziejus ir bažnyčiai yra palaidotas pats Napoleonas, kuris čia jau atvežtas buvo po mirties. Ir dabar čia gana populiari yra lankoma vieta. Pasukti dešinėn. Užrašas muziejus, o ir čia pat įėjimas, tai dabar per visus daiktų patikras einam į vidų. Vartai labai gražus, atrodo, kad auksiniai būtų. Pasukite kairėn. O viduj čia visokie pirmo pasaulinio, antro pasaulinio karo, paskui jie čia Afrikoje, jie daug kur čia visur žiūri, irgi tie prancūzai prikišę savo nagus buvo. Medaliai, tokie panašiai kaip mūsų Kauno karo muziejus, kažkas tokio. Taip, kad ir žmonių ne per daugiausiai, tai čia toksai, kad pliusą užsidėt. Kareivis važiuoja. O papuoliau, kur Napoleonovo yra kapas tas apačioj, o viršai čia taip matyt koplyčia. Ir kad nėra pritaikyta vežimukais, tai paprašiau vyrų, užnešė be jokių problemų. Bet tokia vieta ir Prancūzijoje ir nepritaikyta. Norėjau pamatyti kažkaip, tai ir pamačiau. Su vežimuku čia matos, taip, tas visas Napoleoną. Tavo koplyčia tai man tokia kaip mini versija būtų, kaip Vatikane. Rūmų koplyčia irgi kažkas panašaus. Taip irgi gana didinga ta bažnyčia, bet keista, kad nėra taip baisiai daug žmonių kaip kituose tuose pagrindiniuose. Na ir dabar reikės ten po biškio brazdintis prie išėjimą ir žiūrėti kažkaip tai nusileidimą, kad nepasiliks su Napoleonu čia. Bet keista, kad nėra vežimukams pritaikymo, atrodo, ten būtų visai nesunku nuolydį padaryti. Na, bet nusileisim ir be pritaikymo. I appreciate it. Thank you very much. Buvo sėkmingai nusileidę žemyn, dabar dar išėjom apsiraminimų į kitą muziejus, o čia apie senovę, tai tokie irgi gan įdomus šarvai, ginklai, ten visokie medaliai ir taip įdomu, kad tie šarvai net vaikam padaryti buvo, bet ir suaugusių gan mažiukai. Šiaip gana puošnus yra. Palyginti su mūsų Gedimino pily, tai čia taip tikrai gražesni yra.
Ir viduje gan vėsu, nes laukia jau yra karšta. Čia jau ir man vietas yra, kur apžiūrėti. Žmonių, kai nėra daug. Invalidų rūmai apžiūrėti bus. Netoli invalidų rūmų čia yra pats gražiausias Paryžiaus tiltas, tai tuo pačiu irgi čia apžiūrėtų. Nu taip auksai yra, tai atrodo gal ir neblogs, bet sena, laivų daug plauk. Visai gal ir ne. Pro tą tiltą, kai čia daug yra tų objektų, irgi dar mėginsim kitą muziejų nueiti. Ten turėtų būti didelės eilės. Viskas pakeliui, visas Paryžiaus įdomybės ir apžiūri beeidams. Čia jau žmonių daugėja, einant. Čia dar gana komfortiškai važiuoti. Jau viduje esam čia vieno žymiausių į pasaulio top 10 muziejus, į Orsė muziejus. Irgi patekom prie eilės, nes laukia ir prie bilieto, ir prie įėjimo vis žmonių pilna. Čia viduj skulptūras ir daug paveikslų. Pikaso, bet neradom. Ten ne per daugiausiai ieškojom, baisiai ten net ne taip taikyta viskas, ten vežimėliai čia. Kalniukai visokie, žodžiu, yra sunku vienam su vežimėliu čia. Įdomus faktas, kad tas muziejus yra įrengtas buvusioj traukinių stoty. Lauko tas muziejus taip atrodo ir dabar neskubėdami pailsėsim ir darysim link namų. Dienai užteks tų grožybių, nes viskas, kai per daug lankai paskiau susimalvi vieną krūvą, pasidaro viskas vienodai.